viskas sėkmingai vyksta toliau, bet dabar noriu, kad paplotumėt kamuolių padavinėtojams. Irinai Urtė, irgi žinokit labai diplomas sportininkės pasiekusios rekordinį rezultatą šiais metais Satelit turnyre. Čia Vilniuje. Antra vieta. Kamuolys užribėje ir dar vienas taškas mūsų vyrams. 3. O teisėjas fiksuoja tinklo lietimą. Point for Israel. Well done, Olegas. Šimis įbėgėjo Lukas su Marianu. Pasiemame komentarus dėl nedidelio arba šuolio. 16-10. Vis tik Raseinas gera košytė buvo maitinama. 16-10. Ok, per draugėlės prašo Izraelio duetas. Bičiuliai, ar galime pasveikinti Izraelį ir padaryti vieną gražią lietuvišką bangą? Sušilsim truputėlį. Pradedam nuo mūsų tribūnos. 1, 2, 3, kylam! Away for Israel! Keliam visi ir prieš upę! Taip, aukščiau ir federacijos vadyba, kyla į viršų, štai, taip. Ir kamuolių padavinėtojas irgi va į viršų, ir Vasiliauskaitė. Ir visi. Ir paskutinė banga, labai greita, tokia saiviska. Šaunuoliai tinklininkai ir tinklinės sirgaliai! O jeigu krepšinis turėtų tokius sirgalius, būtume ketvirtuke. Alon Senderovic and point for Israel. 11-16. Izraelis nugodamas liečia Žolų Štorą ir taškas Lietuvaičiam 17-12. Acer, Lithuania, 17-12.
point, 16-18. Arnas Rapševičius baloną kabloko žaisti dešinė ranka. 16 ir keičiasi aikštelės pusėmis. Ekipos lietuvaičiai pirmauja 3 taškais. Tu matai, kaip tu paliktelė Set point for Lithuania. 20-16, bičiuliai, kaip jūs pusė set pointas, mes atsistojom. Mes norim laimėti šitą tašką. Ir jau 3, jau 4, jau 16 žmonių atsistojo. Ir dabar jūs turite progą atsistoti visi, nes dabar dar didesnis šansas. Jau tokie taip nerangiai. Darius Čerka grįžo, ką tik išrijo, jam stotis nereikia, nes mes olimpiečiai, mes žinom daugiau apie paprastai. Ir Darius turite dar vieną progą atsistoti. Ir Darius atsistoja labai gerai. Va ir kitoj pusėje prie balto tilto dar kokie 3 žmonės atsistoja. Ne visi. Va, kažkas pamojuoja prie upės. Izraelio ambasada net stovi, šaunuoliai.